O, sveiki gyvi. Šiandien dirbam ties elevatorių. Ten va. Tai. Žiūrim, kas šiem nutika. Nusivedėm apdailas. Visas apsaugas metalinės dalis. Kažkaip per daugiausiai nieko blogo nematom. Tai va, vakar buvo švaros diena, nusiplojom traktorius. Jau statom techniką į vietą. Nes jau nereikės nei purkštuvo, nei John Deere 175M. Nieko nematyt. Išjungt. Viską sustatėm. Ir eisim toliau prie kitos technikos. Tai va tai, siardam. O matom. Nieko. Diržas. Šis koks įdomus. Ir čia kaip ir viskas gerai. Čia va mūsų tas sklendė, kur tampama pačioj. Įdomi sklendė vyko. Šitas štara. Tai va, čia mūsų vamzdį džiovykla. Čia išleidimo vamzdį. Ten tas sklendė, kur ant trosų darinėjas. Surinkti. Nieką neradom čia. Neaišku, kas čia yra. Tai va. Va, niekai nebūta. Surinkta. Į saulį pradėjo šviesti. Kai nebereik. Šildyt pradėjo. Štai tai šalom ryte. Nu, bent užlipti. Užlipom. Sušyli, kol užlipti. Bandom plokštelės prisiverinti. 2 mm. Kad būtų tarps, neužspaustų, kai vėl suskardo. Snarglė laikos. Maždaug taip. Įsivėrinom. Bandysim skardavėrinti, dar patarė čia viršui. Nuo galo lik to prisivėrinti kokį vamzdį, metalą, kad neišlenktų į vidinę pusę. Nu va, kažką padarėm. Tai čia reiks įdėti. Vyriai dar laukia. Bet jau kokia bus, jau panašėja. Tokia ir bus. Remontas, va šiandien remontas. Buvo nulūžęs. Sudėrinom, pastiprinom. Dabar vieną iškėsim reikia. Štai ir mes vėl čia vakar išvažiavo. Ir vakar mes atvažiavom. Vamzdis prakiuro, ar kas jiem čia buvo. Priėjimai šudini. Ardytis reik. Leist reik, nepatogu.
Išrinkom, kaip surinksim, nežinia. O, tokie dalykai. Virinta, privirinta, čia parūdėja, tai galvojom, kad per jį varo tepaliuką. Kaip įdėti jį reikės, sunkus kaip velnias. Tai va, parsivežėmės į namo. Ir čia, kur pažymėta, yra mikroskylutė, kuri varo tepalą. Gerai, kad sugalvojom parsivežti namo, nepakeis gumelį įdėti atgal. Ar bandyta veržinėti. Nu tai ką, užliejom. Kiekėje pasitikrinom. Nebėra lyg skylutės. Nu dabar bus kankinį įdėti. Nu, vamzdis vietoj. Nebuvo taip sunkiai, kaip aš čia verkiau. Ir galvojau. Damušinėjom da porą varžtų, bandysim kurti ir žiūrėti, ar nebėga tepalas. Naujas radiatorius. Gerai. Kas da čia nauja? Daugiau niekad turbūt nauja. O, jis. Kiek važiuos dar neaišku. Dar reikia tepalą supilti. Tepalą supilti. Jo. Tai va, dar naują tepalą įpilsim. Triperis tas mūsų. Oi, virinam. Labai negražiai virinas, labai gražiai nemokam virinti. Aš ir Ignas virinam. Labai čia gaunas gražiausiai, nes lygiausiai yra, o čia viršui tarpai didesni tikrai nei čia, tai sunkiai užsivirinti. Tai pradžia siūlės nelygiai, čia pati pradžia. Nu, jeigu artis suvirins, aišku, nesam profesionalūs suvirintojai pilnos kardos, tai nemokam taip gražiai užlieti, kur gavosi gražus, ten gavosi gražiai. Kur buvo labai maži tarpai, kur nemaži tarpai, tai va kažkas tokio. Labai stambus. Čia buvo vien stambesnių, kur buvo čionais. Na, aišku, šitą vis apšveisim, čia kur įsikišė. Tai nesimatys, tai liks tikrai. Net susidažysi, kai čia matysis. Aišku, iškėlė, išrėtė. Kad viskas bus gerai. Nupirk šiandien vyrius. Tai virinsim čia kampuoti, tokį padarysim, kad nebūtų keturkampį. Iškart nepagalvojom dėti keturkampę, o dėjom kampuoti, tai tai ant to tikrai prasišovėm. Bet buvo taip, priekaba iš jūrinio konteinerio likučių. Ten va stovi priekaba, kuriai pirko tą konteinerį, tai va padarė tokią priekabą.
Tada iš likučių. Dar ir konteineriuks išėję ir dar liko kokiai mašininį priekabėlį. Tai karočią iš kai ten 12 metrų jūrinė konteinerė gali daug ką padaryti. Nu, kažkas panašiai. Atrodo gražiau žymiai, kai nėra įsikišusių. Mūsų zavieckai. Kišis varš per vidurį. Mūsų užraktai. Kadangi prasileidom su kampuočiu, virinam kampuotę iš viršaus. Ir bus zavieckai tos vietose. Tokie neblogi, sakyčiau. Nu, priekaba bus gera. Bort irgi bus ne iš lengvųjų vien. Tai bus matyti, kaip čia bus. Tai vis tiek pirms išbandymus bus, jei žemės veš kitą savaitę. Tai kitą savaitę jau jinai bus gatava, tai tikrai. Tai va, nu va, dar kas lika likučiai. Ir dar vienas borts yra iš konteinerio. Progresas toksai, prisivirinam tuos. Nusišveitėm. Privirinau šitą iš vidaus, irgi iš vidaus, tada iš išorės. Viskas nusišveitė. Aišku, galėjom daryti tą bortą tokį patį kaip šitas. Iš pradžių jau galvojau. Ir čia daryti šonuose, tipo, kad apačia atsidarytų. Atfiksuoji spinas į traktorių, išvertei, uždarei, vėl spinas fiksuoji ir viskas. Bet jeigu čia vežė mes, tai šitą bortą išplėš tada. Tai va, dėl to jie daro mažesnį. Tai 3 dalykai dėl to darom. Dėl svorio, dėl to, kad nelaukti žemę, bet dėl to, nes pirmą neėjo padaryti variantą. Virinam zavieckus. Zavieckai drūti. Sunkiai liejas čia man su jais. Prie jų. Jau man sunkiai dirba su jais. Dar vieną. Čia uždėsim. 4 iš viso darysim. Bus gerai. Boras darinėjęs, dabar paskui spinas. Na, aišku, varžtas reikia atleisti. Aišku, šitą tarpas iš vidaus susiliesim. Šitas darinėja, šitą irgi čia užliesim. Dėl tvirtumo viskas bus. Čia gal kiek per didelį tarpą pasidarėm. Bet manau tikrai, kad neina tokia, bet čia tai tikrai išdirbtų tarpas. Ne, darinėjas lengvai, dar lengvesnis bortas negu 4-tonių. Nu tai va, vyriai padaryti, privirinta, rytoj spinas, dišlius, galimai lempos, galimai murdarinėjas, biški sunkokai, šiaip gerai, kad šiaip negerai, galėjom dėti 3, ne 4, 4 biški sunku dabar. Apsivirina gražiau, baisiau, iš išorės baisiai, iš vidaus gražiau.
Vieną vis tiek laužė, bet jau pradils. Prasidirbs, pradils. Bus gerai. Vienu žodžiu. Dabar liko aš ir BMW. Su BMW irgi turiu problemų. Kad suportas užstrigęs, ratą neim prasukti. Dabar aišku jau pavara įsimušus. Ne pavara, o ta visa parkings. To nei biškį nepajudinsi. Buvau susitepęs kreipiančiasis serdės praeitą dieną. Nepadėjo. Tai užsisakiau iš auto baimės. Rem komplektą. 18 euriukų. Taigi jos kaitės. Turim suportą. Turim remontinį komplektą. Persirinkau. Gal lengvai buvo. Dėsim į mašiną. Aišku, reiks orinti. Nu į viskas. Jisai važiuoja. Nusiorinau kažkiek tais. Kai buvo rats apneš dulkiam. Stabdžių. Vienu žodžiu, jau ir man atrodo diskas yra sukreiptas. Nežinau, kada jis man čia užstriga, pastebėjau tik tai šeštadienį, nes mirdėja. Tai buvau sekmadienį serdęs, tas kreipiančias sutepiau, bet nepadėjo. Rankinis tikrai ne, nes suportą nuėmus, kadangi rankinis būgninis yra, suportą nuėmus, diskas prasisuka. Bet čia jau ir matosi ant pačio cilindriuko, koks jis yra negražus. Tas cilindriukas koks yra baisus. Tai vienu žodžiu, kad ir kaip yra gaila, šitiem stabdžiam tik tai metai laiką, tai apie 20 gal tūkstančių 15 km. Tai užsisakiau kitus diskus, kaladėlės naujas. Kiek žinau, tai reikia kaladėlės sakyti su naujais diskais, bet kaladėlės naujas. Surizikuosiu. Paliksiu senas kaladėlės, įdėsiu naujus diskus. Nes man dabar kaip ir muša. Tai nežinau, ar padangas, ar diskai. Padangas jau buvau balansavęs. Aš tikrai tikiuosi, kad čia galinis disks pasikeis diskai ir tada bus matyti. Jei nepadės galiniai diskai, važiuosi dar kartą į montažkę, kad subalansuotų. Jeigu balansavimas bus geras, tada priekinius diskus keisiu. Darysiu taip. Viskas. Geras spinas. Nu baisiai čia atrodo. Bet nusidažys biškį pasikeis vaizdas. Ojajajaj. Ojajajaj. Žiauruminiai. Aišku, kaip be inicialų. 204. Gerai, didelį žiūri, didelį priekabą įma savo. Ir bordas nėra sunkus, tikėjau sunkesnė. Nors kai neblogai, tai dabar 4 salidolų sutepėm. Visus. Rui. Nėra sunkus.
laiptuks. Nu ir šitai, kaip ir minėjau, lempas bus padarytas ir aišku dažysim. Ir jau ten cilindras keisis. Nu į ką, melioracija. Dedam kasam. Priekabas dar nebaigtas. Viena lempa pajungta. Iš čia atėjo laids. Na, čia dar karštų gliūzų turbūt privarysiu. Iš čia išėjo laids. Ir pareis iš čia. Įsijungiam dabar posūkis, gabarits, masė ir stabdis. Įjung gabaritus. Gerai, reikia apkeisti laidus. Stabdį nuspaus. Čia reikia apkeisti laidus. Įjung posūkius. Į kitą. Avarinį. Gerai. Reikia apkeisti laidus čia. Imba filmuosim. Tiesiai snukį. Gerai, kad lengvai serda. Nu, eik junga baritus. Nesuprantu. Viens nedega kažko tais. O pas tave pačią viens nedega. Nu vadek, pirmą reikėjo goliui sudeginti saugiklį, kad patikrintume. Nu jo, pirmą sudeginom saugiklį, paskui susitvarkėm, viskas gerai. Nu tai ką, su pačiom lempom baigta. Liko laidus sutvarkyti. Čia visur matos kur virinta, čia prisegėm. Čia Mindaugas dišlių tvarkė kažkiek tais. Bet čia viskas ir išbliauta. Kaip ir minėjau, laiptuką prisivirinom. Susidedam su sagadolu, spinas. Nu ir viskas. Nu ką, mes ir vėl čia. Labai gražus disks, nes naujas buvo. O šits jau perkaitis yra. Nežinau, vakar šiaip nebekrata mašinas, kai pasikeičiu cilindriukus. Cilindriuką. O čia turim tos pačios firmas. Vėlgi naujus diskus. Ate. Tai 100 euriukų būtų diskai. Kad ir kai gaila, bet reikia keisti. O mano išvada, kodėl man mašina visą dirbėja. Dėl to, nes kitas buvo sirakinės. O diskas jau, man atrodo, yra gerokai pakaitęs ir jisai yra sugreiptas. Tai visą mašiną mėtė. Tai gerai. Naujas. O čia, kur persirinkau. Kol kas gerai atrodo. Tai žinau, vizualiai tai nematyt, kad tas diskas linkęs, gal čia aš klėdžiu ir, bet nežinau, dėl saugumo.
pasikeisiu, turėsiu atsargoj. Ana, nežinau, gal nusiteginsiu. Ir jei dar važinėsiu su to bimbalu ilgai, reiks kai stabdžius, tai turėsiu atsargoj galinius. Nu tai ką, su F-ke viskas, diskus pasikeitėm, kaladėlį nekeičiu, rizikuosiu, senų diskų kaip ir minėjau irgi neišmėsiu. Dar va, kamazinės išėmė cilindrą, cilindras šiandien 4 tonės, man atrodo, yra, buvo įdėtas visas. Įdėsim šitokį palyginimui. Nelabai noriu lėsi, bet mažesnis. Ką man liko sutvarkyti, mano darbo vietas sutvarkyti. Ir laikyti špygas, kad čia buvo viskas. Kad jų nebereikės kišnagų prie juos. Nu, meluoju, dar reikės kišnagų, nes jau šitą veidrodėlį buvau suskaldęs vieną kartą, nusipirkau kitą, kiek čia praėjo, porą mėnesių, 3 gal, vėl skila per pusę, nei iš jo, nei iš to, turbūt kai duris dariau, gal trenkiau labiau ir skilo, neaišku, pirkau į Signedas, originalai brangus. Nežinau, dar kartą nusipirksiu. Įsidėsiu, jeigu dar suskils, pirksiu originalą tada. Nu, kainuos, tai kainuos. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Kaip ir visada, laikinkit, komentuokit, subscribinkit. Ir susitiksim kitose. Peace out.